Sveiki. Kai jums paskutinį kartą pasakė, ką daryti, kaip jūs jautėtės tą akimirką? Ir prisiminkite tą momentą, kai atsakymą pavyko atrasti patiems. Kuri patirtis yra stipresnė? Vadovavimas nėra tik nurodymai. Kartais geriausias būdas padėti nepasakyti, ką daryti, o užduoti teisingą klausimą. Vadovas, kuris sako, darykite taip, kaip sakiau, sulauks paklusnumo, bet kas nutiks, kai jo nebus šalia? Kai komanda susidurs su problemomis, ar komanda augs? Klausimas, kaip manai, ką galėtume daryti kitaip, sukuria atsakomybę, skatina mąstymą ir augina lyderius. Panašiai yra ir su vaikais. Kai sakome, nedaryk to, nedaryk ano, jie dažnai priešinasi. Bet jei paklausime, kaip manai, kas nutiktų, jei darytum kitaip, leidžiame jiems patiems prieiti prie išvadų. Vadovavimas tai ne kontrolė, tai gebėjimas auginti kitus, leidžiant jiems atrasti atsakymus patiems. Kada paskutinį kartą vietoj patarimų uždavėt klausimą? Pabandykit, pamatysit, kas nutiks. Šiam kartui tiek, iki sekančio.